Jį pilotuoja 2 pilotai, o gabenti jie gali maksimaliai iki 8 žmonių. Ten matosi, kad ten guli. Taigi, naujausias Lietuvos sraigtasparnis šiuo metu leidžiasi ant žemės ir sužeistąjį karį išgabens iš mūšio vietos. Čia per žaidimus labai sunku išmokti. Labai lengva. Nes tu esi pratęs išmokti. Aš visą laiką tų iškeliu. Per gadas Andreso, per gadą greitis pabandyti. Kaip matote, draugai suteikia pagalbą sužeistam kariui, įsodina jį į sraigtasparnį delfiną ir sėkmingai išgabena į saugų rajoną. Gerbiamieji žiūrovai, nors parodomoji programa ir baigėsi, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena renginiai dar nesibaigė. Mes siūlome jums pakalbinti šventės parodomoje programoje pagrindinėme veiksnyje buvusius Vaidoto bataliono šauktinius karius, kurie nors ir pavargę, tačiau mielai pabendraus su jumis, pasidalins savo įspūdžiais apie tai, ką matyto pasirodymą, atsakys